Sveiki visi meditacijos maratono dalyviai. Nusprendžiau prieš prasidedant mūsų meditacijos maratonui truputėlį suteikti tam tikros informacijos, kad galėtumėte tinkamai jam pasiruošti. Ir meditacijos maratonas, pats žodis maratonas skamba tarsi sudėtingai, sunkiai ir paruošia mus kažkokiam sunkiam darbui. Iš tikrųjų, idėja apie šį meditacijos maratoną kilo todėl, kad kiekvienam iš mūsų, skubančiam, lekiančiam ir nerandančiam laiko žmogui, šiandieniniai visuomeniai iš tikrųjų labai sunku atgauti jėgas. Ir mano tikslas padėti jums, kiekvienam iš jūsų, įprasti, naudoti meditaciją savo kasdieniam gyvenime. Aišku, mūsų vienas iš tikslų yra ir pakrauti save, atgauti jėgas visose lygmenyse, kaip aš ir žadėjau. Kiekvieną iš dienų mes skirsime vis kitam savo lygmens atstatymui, tai yra ir protui, ir fiziniam kūnui, ir emocijoms, ir širdžiai, ir dvasiniam savo lygmeniui, kad iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų atgavę jėgas, kur mums tų jėgų labiausiai reikia, tikriausiai kiekvienam iš mūsų skirtingai, priklausomai nuo mūsų gyvenimo būdo, kad mes galėtume su naujom jėgom pasitikti vasarą ir iš tikrųjų džiaugtis gyvenimu. Tai šio maratono tikslas ir buvo toks, kad mes pirmiausia atsistatytume, ir kitas tikslas yra išmokti dirbti su vidinė informacija, kad meditacija taptų ne kažkuo abstrakčiu, nelabai suprantamu, bet tai taptų kasdieniu mūsų įrankiu. Kiekvienas iš mūsų vakarietis žmogus puikiai moka naudoti savo protą, tačiau neretai kiekvienas iš mūsų galim sunkiai tikriausiai pasinaudoti savo intuiciją ar vaizduotę, ir tai sukelia daug daugiau problemų mums, negu naudojimasis mūsų racionaliu pradu. Todėl manau, kad šis meditacijos maratonas, kuomet mes meditaciją naudosime kasdien, ir skirtingas meditacijas, skirtingose lygmenyse, nes apie tai ir pasikalbėsime šį kartą, tiesiog, kad jūs žinotumėte, kokio pobūdžio bus meditacijos, ką mes veiksime, kaip dirbti su vidiniu meditacijos turiniu, ką mes galime atrasti meditacijų metu. Manau, kad ši informacija kiekvienam iš jūsų yra svarbi, nes iš jūsų kai kurių komentarų supratau, kad visgi egzistuoja dar labai daug mitų susijusių su meditacijos tema. Kažkam meditacija tai yra kiniečių išradimas, kažkam meditacija yra kažkas tolimo ir svetimo, tarsi neturinčių nieko bendro su mumis. Iš tikrųjų, meditacija yra viskas. Tas žodis toks įmantrus meditacija. Meditacija yra gyvenimas. Yra harmoningas gyvenimas visose lygmenyse. Tai ir yra meditacija. Ir sugebėti taip gyventi, tai yra tikra meistrystė. Ir tai rytiečiai vadina nušvitimu. Nušvitimas yra harmonija visose lygmenyse, kada mes ir emociškai, ir dvasiškai, ir fiziškai, ir mentališkai jaučiame susibalansavę. Štai tai ir yra nušvitimas savyje. Dėl to taip ir pavadinau šitą meditacijos maratoną. Nušviskime kiekvienas savyje. Savo greičiu. Aišku, reikės tam įdėti pastangų. Kiekvienas iš jūsų turėsite medituoti. Turėsite mokytis, turėsite norėti pažinti save. Bet tai yra įmanoma. Ir tikrai norėčiau, kad kiekvieną vakarą sąžiningai bėgtumėte šį maratoną meditacijos, ar ne? Ir specialiai parinkau laiką, kad tai būtų laikas prieš miegą. Todėl meditacijų pabaigoje aš tiesiog nutilsiu ir su jumis nebeatsisveikinsiu, kad jūs galėtumėte, kas nori, galės iš karto miegoti, kas nori, galės dar pabūti tame meditacijos lygmenyje ir pratęsti tą buvimą. Tiesiog specialiai įvesiu jūs, padėsiu jums įeiti. Ir jūs galėsite pratęsti tą buvimo laiką tiek, kiek kiekvienam iš jūsų reikia atsistatymui. Todėl tikrai labai norėčiau, kad kiekvienas, kuris pasiryžote šiame maratone dalyvauti, kad kiekvienas iš tikrųjų pasistengtumėte šią savaitę, 7 dienas, tai nėra daug palyginus su mūsų gyvenimu. Kiekvieną vakarą sąžiningai prisijungti ir dalyvauti. Ir taip pat, žinoma, jeigu dėl kažkokių aplinkybių negalėsite, galėsite tą meditaciją padaryti ryte, nes kiekvienas iš jūsų po kelių valandų praėjus webinarui gausite įrašą, bet pasistengite dalyvauti ir laiku ją atlikti. Šeštadienį ir sekmadienį mes susitiksime ryte, kad pradėtume dieną, kad jūs turėtumėte įgūdį ne tik vakarinės meditacijos ir užmigimo meditacijai, nes kai kurie žmonės sako, jog tiesiog užmiegu medituodamas. Tai kad turėtumėte įgūdį medituoti ir dieną, ryte, ir atsimerkus tiesiog pradėti savo dienos darbus. Na, o šį kartą tiesiog, kaip jau minėjau, nusprendžiau padaryti tokį trumpą įvadą, kad jūs žinotumėte, ko tikėtis ir kas mūsų laukia. Tai iš tikrųjų, kiekvienas atsigręžimas į save prasideda nuo klausimo,
Kas aš esu? Kodėl žmonės šiandien neįvengia meditacijos arba to panirimo į save? Nes kada mes užmerkiame akis, mes pasinerėme į savo vidinį pasaulį. Kai kurie žmonės net neužmerkia akių, namuose nesugeba būti vieni. Įsijungia televiziją, radiją, dar kažką, kad užpildytų tą tuštumą, tą tylą, kuri yra tarp mūsų, tarp vieno darbo ir kito, tarp darbo ir važiavimo į namus. Yra tam tikri tylos darbai, kuriuose mes būnam. Tačiau mes taip esame nutolę nuo savęs, kad mes iš tikrųjų išsigastam ir tos tylos ir to buvimo su savimi, kad stengiamės visą tai užpildyti triukšmu. Ir iš tikrųjų, todėl meditacija, panirimas į save pirmiausia mus tarsi atveda į akistatą su klausimu, kas aš esu. Ir dauguma iš mūsų, kiekvienas iš jūsų dabar tiesiog pagalvokite, kaip jūs atsakytumėte į šitą klausimą, kas jūs esat. Kai kalbat apie save, kas tas aš? Ar jūs save tapatinate su savo profesija, ar tais apibūdindami save jūs turite minty savo pasiekimus, savo protą, savo sugebėjimus, o gal tai yra jūsų emocinis lygmuo, jūs sakote, aš esu mylintis, aš esu draugiškas. Tiesiog pagalvokite, su kuo jūs labiausiai tapatinatės. Kiekvienas iš mūsų tapatinamės su skirtingais savo asmenybės aspektais. Tačiau retas iš mūsų suvokiame, kas iš tiesų mes esame. Priima ir suvokia save kaip tą bendrą pilnutinę asmenybę. Ir taip yra dėl to, kad iš tikrųjų niekas mūsų mokykloje, universitete nemoko apie save, nemoko pažinti savęs, moko pažinti pasaulį, bet nemoko pažinti to, kas yra mūsų viduje. Ir mes tarsi suskilę į daleles, tapatiname su viena ar kita savo asmenybės dalimi, bet iš tikrųjų nesuvokiame, kas mes esame. Ir, kaip jau sakiau, mūsų visuomenė yra labai paprasta atsijungti nuo savęs ir panirti kažkokias iliuzijas. Televizija, žiniasklaida mums siūlo įvairiausius pasaulio variantus, ar ne? Siūlo, kuo mes turime būti, kokie mes turime būti gražus, kas yra mada, ko mes turime užsiimti, kas yra prasminga, kas yra neprasminga. Mūsų nuomonė formuojama kiekvieną dieną. Ir taip mes dar labiau nutolstame nuo savęs. Mes neužduodame tų klausimų sau, kur aš norėčiau eiti, kokie yra mano poreikiai. Nes mums yra sakoma, kad tu turi rūpintis savo šeimos poreikiais, savo bendradarbių poreikiais, visų kitų tik ne savęs. Ir tokiu būdu žmogus nutolsta nuo savęs ir panyra į tokią išorinio pasaulio iliuziją. O tasai mūsų tikrasis aš, jis yra visiškai tobulas ir išbaigtas. Ir jis yra mūsų gyvenimo ašis. Ir tą aš mes galime sutikti tik nutilę savyje. Kai tas išorinis triukšmas pasišalina, mes galime sutikti save. Tačiau žinote, kaip, tarkim, jūs esat kažkokius savo, sakykime, turėjote jaunystėje draugus, kurių nematė 20-30 metų ir galiausiai sutinkate juos. Būna kartais toks nejaukumas, tarsi tas žmogus atrodo pasikeitęs, nebeturite apie ką kalbėti. Tai pagalvokite, jūsų vidinis aš, jeigu jūs nepalaikėte to vidinio ryšio, jisai yra nutolęs nuo jūsų. Ir susitikus su juo gali atrodyti, kad jisai tarsi svetimas, kažkada pažintas draugas, bet dabar kažkoks svetimas ir tarsi nėra ką veikti su juo. Įsivaizduokit, kokia yra tragedija, kai žmogus tarsi jaučiasi svetimas savo poreikiams. Bet tas mūsų vidinis aš, jis nuolatos gyvena mumyse, nesvarbu, kiek mes būtume nuo jo nutolę. Ir jis kalba su mumis. Jis nuolat veda mus į priekį ir duoda mums tam tikrus ženklus, kad mes sugrįžtume į teisingą kelią, į savo kelią. Ir kad kiekvienas iš jūsų galėtumėt suvokti, ar yra tie ženklai, ar ir jūs girdite tuos aukštesniojo aš ženklus, tą vedimą. Tiesiog keletas pavyzdžių jums, kaip jūs galite tai pajausti. Nes tas nutolimas, jisai bet kuriuo atveju visada yra jaučiamas. Jeigu jūs esate nutolęs nuo savęs, jūs tikrai tai pajausite per vidinės būsenas. O tos būsenos kyla todėl, kad pažadintų jūs. Pavyzdžiui, yra sakoma, jog depresija yra ponų liga. Kodėl taip yra? O šiandien kaip niekada daug žmonių serga depresija, įvairiomis depresijos rūšimis. Taip yra todėl, kad sergantis depresija žmogus kartais atrodo turi viską, ar ne? Kodėl yra ponų liga? Atrodo, kad tas žmogus turi viską savo gyvenime ir jis vis tiek yra nelaimingas. Nes depresija yra sielos liga. Kai jūs neinate jums skirtų keliu, jūsų siela duoda jums ženklus, duoda vidinį spaudimą, kad jūs sustotumėt. Ir dėl to mes sakom, turiu viską, bet vis dėlto jaučiuosi negerai.
Taigi, kokios gali būti tos vidinio aš žadinančios žinutės? Viena iš jų, tarkim, gali būti, jog jūs jaučiate vidinę tuštumą. Viską turit, viskas atrodo gerai, bet jaučiat, kad tuščia viduj. Taip? Ir galbūt ypatingai žmonės turintys visą materialinę gerovę, turintys viską, labai dažnai jaučia šitą vidinę tuštumą. Tarsi kažkas yra neužpildyta, kažko trūksta, kažko esminio. Taigi tai yra ženklas, kad jūs esate nutolęs nuo savo vidinių poreikių ir neinate savo skirtų kelių. Kitas ženklas galėtų būti begalinis nuobodumas. Atrodo, kad vėlgi viską turiu, bet jaučiuosi tuščias viduje. Ir kartais žmonės, galima tai pasakyti, miršta anksčiau, negu jie miršta fiziškai. Anksčiau miršta jų siela. Nes jeigu jūs kurį laiką neinate savo keliu, tuo, kuris yra jums skirtas, jūsų siela tiesiog praranda gyvenimo prasmės pojūtį, praranda džiaugsmą ir tokie žmonės tarsi užgesia viduje. Kai jie jau nebetiki, kad gyvenimas gali pasikeisti, kad gali būti kažkokia prasmė, kad gali atsirasti kažkas pozityvaus jų gyvenime, jie tiesiog užgesta jų vidinė šviesa. Ir manau, kad daugelis iš jūsų esate sutikę tokių žmonių, matę tokių žmonių, kurių akys tarsi yra negyvos. Tai yra ženklas, kad jūs labai nutolę nuo savo gyvybės šaltinio, nes vidinis aš tai yra mūsų gyvybės šaltinis. Ir nesvarbu, kiek mes turėtume išorinių daiktų, kartais žmonės dėl laimės siekia pinigų, siekia geros darbo pozicijos, siekia būti populiarūs, turėti daug draugų, puikų automobilį. Tai nesuteikia mums laimės, nes žmogaus prigimtis yra dvasinė prigimtis. Ir norėdami iš tikrųjų jaustis harmoningai ir pilnatvėje, mes turime sugrįžti į tą dvasinę prigimtį ir ten pasisemti jėgų. Nes žmogus kartais nesuvokia esminių dalykų. Tarkim, mes turime mobilų telefoną, ar ne? Ir jeigu jisai yra pakrautas, mes žinome, kad jisai bus pakrautas kurį tai laiką. Bet jeigu mes neturėsime pakrovėjo, šiandieniai žmonės tą puikiai supranta, ar ne? Tai telefonas išsikraus po dienos, galbūt po kelių valandų kažkam ir jūs negalėsite jo naudotis. Nuolatos reikia įjungti rozetę į laidą, kad telefonas atgautų jėgas ir vėl galėtų naudoti savo visomis funkcijomis. O kaip apie žmogų? Mūsų fizinis kūnas yra tarsi baterija, kuri yra pakrauta, bet mes ją išeikvojame kiekvieną dieną. O kaip mes save pakrauname, pagalvokit. Kokios vertės yra šiandieninės maistas, oras, kuriuo mes kvėpuojam. Kaip mes galime pailsėti miegodami, jeigu mes sapnuojam, atsigulam vėliausiai, atsikeliam anksčiausiai ir miegas tampa išvis nekokybiškas, mes esame išsiderinę. Kaip šiandieniniam žmogui atgauti jėgas? Kaip pakrauti tą bateriją? Todėl labai jauni žmonės suserga sunkiausiam ligom. Nes mes nemokame atstatyti savo jėgų. Ir tai nėra gerai. O atstatymas vyksta, kaip jau sakiau, grįžimas prie savojo aš, prie to šaltinio, kur yra mūsų gyvybinė energija. Tai tam yra skirtas mūsų šios savaitės maratonas. Ir dar vienas iš ženklų tai yra kaltės jausmas. Jūs galbūt gyvenate kažkaip, bet jūs jaučiatės kalti prieš save arba prieš kažką kitą, kad jūs jaučiate, kad turėtumėte gyventi kitaip, jaučiate, kad turite svajonių, bet jų neįgyvendinate. Gyvenate kitų žmonių gyvenimą. Ir kartais mūsų gyvenimas štai taip atrodo, ar ne? Mes turime norų, turime svajonių, bet įgyvendiname kitų norus, kitų poreikius, kitų lūkesčius. Kaip dažnai žmonės daro kažką, kad įrodytų kažką savo tėvams, savo antrajai pusiai, savo vaikams netgi. Ir tai yra iš tikrųjų liūdna. Tarkim, jeigu mes turime vaikus, auginame vaikus tam, gimdome, kad jie gyvendintų mūsų svajones. Tiesiog būkite sąmoningi ir stebėkite, ką kalba žmonės, ką kalba visuomenės veikėjai. Ir kartais labai labai liūdina, kad nuomonė yra formuojama, visuomenės nuomonė yra formuojama netinkama linkme. Kad mes turime vaikų dėl to, kad jisai, tarkim, įgyvendintų mano neįgyvendintą svajonę. Įsivaizduokite, kaip tokiam vaikui jaustis. Juk jisai turės savo svajonių, turės savo lūkesčių, bet tėvai tiesiog primeta savo norus ir suformuoja kaltę vaikui. Ir taip mes blaškomės tarp tėvų, savo kolegų, savo draugų, bandome įtikti, bandome būti geri ir prarandame save. Tai tam yra reikalingas nuolatinis atsistatymas, tam yra reikalinga nuolatinė meditacija. Ne kartą per metus, ne kartą per mėnesį, bet kasdieninė meditacija. Ir mano tikslas yra jums parodyti, kad meditacija nebūtinai turi būti kažkas sudėtingo. Meditacija yra viskas.
Ir mes apie tai pakalbėsime. Ir problema yra tame, kad iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų, mes savyje turime pilną diapazoną būti sėkmingų ir nesėkmingų. Kiekvienas žmogus savyje turi begalybę, begalę galimybių būti kažkuo. Ir viename mūsų gyvenimo gale, arba prizmės pusėje yra mūsų protas, yra iliuzinis pasaulis, yra mūsų įsitikinimai, įpročiai, mūsų genai. Mes sakom, taip lėmė likimas, ar ne, sakykime, likimas kažkoks, šeimos įtaka, apie kurią kalbėjau, kultūra, sakykime, mes gyvename Lietuvoje, todėl mes turime būti tokie arba kitokie žmonės, amerikiečiai, kad tarkim yra kažkuo besiskiriantis nuo mūsų, ar ne. Mūsų veikia mūsų praeitis ir ateitis, mūsų dabartis mūsų veikia, mūsų protas, ego mūsų veikia. Taigi iš tikrųjų, tarsi iš vienos pusės mes esame nuolatos veikiami įvairiausių išorinių veiksnių. Ir kartais žmonės yra teisūs, sakydami, kad aš tikrai negaliu būti kitoks, arba tikrai mane įtakoja aplinkybės. Aš turiu, sakykime, 2 ar 3 vaikus ir grįžęs namo aš negaliu skirti laiko savo, nes aš turiu paruošti vakarienę, dar kažką turiu padaryti, turiu atidirbti paskolą, sakykime, ar ne. Ir tikrai mane veikia išorinės aplinkybės. Tačiau neapsiribokime vien tik išoriniam aplinkybėm. Suvokime, kad mes esame beribiai žmonės ir mūsų kitame tunelio gale yra beribis galimybių potencialas. Ir egzistuoja tas vidinis nušvitimas, egzistuoja išsilaisvinimas. Tiesiog reikia surasti duris į jį. Ir problema yra ta, kad mes realizuojame tą savo dalį, kurią mes tikime. Nes man teko sutikti prieš keletą dienų vieną moterį, kuri užima puikią poziciją, turi puikų darbą, turi nuostabų atlyginimą, žodžiu, tiesiog užima aukštą poziciją visuomenėje ir teko su ja pabendrauti keletą dienų ir aš buvau labai nustebinta, matydama, kaip ji atkartoja savo mamos taisyklės ir įsitikinimus. Ir šiandien jos realybė yra visiškai pasikeitus, ji yra žodžiu, žmogus turintis viską, bet ji gyvena mamos įsitikinimų pasaulyje. Ir vietoj to, kad ji tapatintųsi su savo naujoju aš, ji tapatinasi su savo praeitim, su savo siaurumu, su savo negalėjimu, tom uždarytom aplinkybėm, kur žmogus tarsi yra įkalintas. Ir aš labai iš tikrųjų buvau nustebus ir nuliūdus dėl to, kaip kartais įsitikinimai neleidžia mums pamatyti savo galimybių, savo potencialo. O problema yra tokia, kad su kuo mes tapatinamės, su kokia savo vertybė, įsitikinimu, aplinkybėmis, tuo mes ir tampam. Čia žaidžia mūsų protas, į ką atkreipiam dėmesį, tą mes pritraukiam į savo gyvenimą. Ir jeigu mes pagalvojam, kad aš esu ribotas, aš negaliu, aš esu nieko nevertas, tai jūs pritrauksit situacijas, aplinkybę, žmonės, kurie patvirtins, kad jūs esat nieko neverti, taip jūs esat riboti ir taip toliau. Kai tuo pačiu metu kitas žmogus sako, aš esu tobulas, aš galiu, aš moku, aš padarysiu. Ir tas žmogus į savo gyvenimą pritraukia kitas galimybės. Ir kartais mes pykstam ir sakom, kodėl jam taip sekasi? Todėl, kad jo sąmonės būsena yra truputėlį kitokia. Ir jis pritraukia tai, apie ką jis galvoja. Ir kiekvienas iš mūsų galime pritraukti tai, nes mes esame kūrėjai. Ir labai didžiulį vaidmenį šiame procese vaidina mūsų smegenys. Nes mūsų smegenys yra tarsi galingas kompiuteris, kuris skleidžia nuolatos, mūsų mintys yra elektromagnetinės. Jos skleidžia dažnius į visatą ir pritraukia mums iš visatos, iš fizinio pasaulio įvairiausias aplinkybės. Ir dabar truputėlį atkreipsiu jūsų dėmesį, kad jūs suvoktumėt, kokias meditacijas ir kur mes jas darysim ir kodėl meditacija yra reikalinga šiandieniniam žmogui. Tie, kas esate išklausę Silvio metodą, jums šita lentelė yra puikiai pažįstama. Tie, kas nesate silviečiai, jums galbūt tai bus naujiena, todėl trumpai tiesiog pristatysiu, kas tai yra. Štai čia šita rodiklė žymi žmogaus smegenų vibracijas per sekundę. Šie skaičiai, kuriuos matote, tai yra žmogaus smegenų vibracijos per sekundę. Žmogaus smegenys, kaip ir širdis, kaip ir kiti organai, jos vibruoja. Ir būtent pagal smegenų vibracijos dažnį, aktyvų ar lėtą, mes patenkam į skirtingus lygmenis sąmonės. Ir mes netgi galime jausti skirtingai. Kartais medituojantys žmonės arba pirmą kartą meditavę žmonės, jie labai išsigąsta, sako, toks jausmas, kad aš krentu meditacijos lygmenyje, arba toks jausmas, kad aš nykstu.
Tai tokios būsenos, todėl ir noriu pristatyti jums šitą lentelę, kad jūs turėtumėte geresnį suvokimą apie tai, kas vyksta meditacijos metu. Fizinis pasaulis meditacijos metu išnyksta, todėl ir gali būti pojūtis, kad aš nebejaučiu savo kūno, arba aš kažkur krentu. Ir tai yra geri pojūčiai. Taigi mūsų smegenys, jų aktyvumas lemia, kokį pasaulį mes matysim, prie kokio informacinio lauko mes galėsime prisijungti. Ir kad jums būtų dar aiškiau, aš papasakosiu trumpai apie kiekvieną iš šių lygmenų. Štai čia matote mėlyną beta lygmuo. Šiame lygmenyje mūsų smegenys būna tuo met, kada jos vibruoja nuo 14 iki 100 ir toliau. Ar ne? Tai yra pakankamai aktyviai vibruoja. Ir šitą lygmenį jūs galite jausti tada, kai jūs esate atsimerkę. Visada, kada jūs atmerkėte akis, jūsų smegenų vibracijos yra daugiau negu 14 kartų per sekundę. Ir tai šitą lygmenį mes vadiname sąmonę. Čia mes esame atmerktomis akimis, čia veikia visi mūsų pojūčiai, mes matom, girdim, užuodžiam, galim kalbėtis, dalintis informaciją. Šiame lygmenyje mes gyvenam. Šiandieninis žmogus beta lygmenyje praleidžia didžiąją paros dalį. Dabar žiūrėkime, ką mes dar turime, ar ne? Vakare, tarkim, kada jūs atsigulate į lovą, užmerkite akis arba, tarkim, po sočių pietų atsisėdat patogiai ir toks mieguistumas apima, ar ne? Tai rodo, kad jūsų smegenų vibracijos lėtėja. Ir vos tik jos sulėtėja, tarp 7 iki 14 kartų patenka į šitą periodą, jūs patenkate į alfa lygmenį. Šitas lygmuo, matot, yra lėtesnių vibracijų lygmuo ir jūs iš karto jaučiate apsnūdimą, mieguistumą, norą užsimerkti. Ir tai yra toks snūduriavimo svajonių lygmuo, šitas alfa lygmuo. Jame mes dar esame truputėlį sąmoningi, nes išorinis pasaulis dar yra visai šalia mūsų. Alfa lygmenyje jūs dar girdite, jūs užuodžiate kvapus galite, ar ne? Įsitaisit kažkur patogiai fotelyje, bet dar girdite, kad kitame kambaryje kalba žmonės, užuodžiate, tarkim, maisto kvapą ar dar kažką, telefonus galite girdėti, kurie skamba, bet jūs jau esate tarsi truputėlį panirę į save. Jeigu tai yra vakaras, tarkim, ar jūs turite daugiau laiko, jūs panyrate dar giliau į save. Smegenų vibracijos dar labiau sulėtėja ir jūs patenkate į teta lygmenį. Šiame lygmenyje jau nėra jokio kontakto su išoriniu pasauliu, matot, šitas lygmuo nekontaktuoja su beta lygmeniu. Ir čia jūs nustojate girdėti išorinį pasaulį, nustojate jį jausti, jūs panyrate giliai į save. Įprastas žmogus čia tiesiog užmiega, giliai užmiega. Ir dar žemesnės, lėtesnės vibracijos, tai yra vadinama delta lygmeniu. Ir čia žmogus jau yra, čia yra mūsų tarsi pasąmonės dugnas, čia yra giliausias mūsų pasąmonės lygmuo. Ir kas vyksta delta lygmenyje, kokie procesai su mumis vyksta, tarkim, miego metu, kada mes miegame delta lygmenyje, mokslas vis dar aiškinasi. Čia hipnozės seansai vyksta delta lygmenyje, bet pačiam žmogui sąmoningai patekti į delta lygmenį yra labai sudėtinga. Ir delta lygmenyje, kaip čia matot parašyta, gyvena mūsų intuicija, mūsų aukštesnysis intelektas, arba tas aš, apie kurį aš kalbėjau, ar ne? Va tas susijungimas su savuoju aš, tai yra, kas tas aš? Vėlgi tai yra tokia sąvoka, kartais mes daug naudojame sąvokų, bet ne iki galo suprantame, ką tai reiškia. Vidinis aš arba aukštesnysis aš, tai yra jūsų esmė, arba jūsų siela, arba tai, kas iš tikrųjų jūs esate. Tačiau ta informacija šiandieniniam žmogui paprastai yra nepasiekiama. Kodėl? Todėl, kad, kaip jau minėjau, mes visą savo laiką praleidžiame aktyviame smegenų dažnyje. Čia galite įsivaizduoti kaip daugiau aukštį namą, ar ne? Bus lengviau galbūt suprasti. Ir čia matot daug aukštų. Tai žmogus šiandieninis didžiąją laiko dalį praleidžia 21, 30, 40 aukšte, bet nenusileidžia žemiau. Ir jis mato ir naudojasi tik tą informaciją, kuri yra šiame lygmenyje, ne? Natūralu. Tačiau jo vidinis aš gyvena 1., 2 aukšte. Ir jeigu žmogus niekuomet nenusileidžia tą 1., 2 aukštą, jis niekuomet neturi galimybės išgirsti tą vidinį aš. Ir kaip tam vidiniam aš prisibelsti iki mūsų sąmonės, kuri nuolatos gyvena čia užimta daugybę dalykų išoriniam pasaulyje. Tuomet vidinė sąmonė, jūsų vidinis aš pradeda siųsti signalus jums iš delta lygmens. Ir jūs nuolatos iš čia pasiekia įvairiausios žinutės. Bet kol jos prieina iki jūsų proto čia, jūs žinot, kaip informacija ilgai keliauja, jinai tarsi aptrupa truputėlį. Jūs gaunate tik tai tokius neaiškius signalus, kad kažką jaučiu, kad kažkas ne taip, kažkokia vidinė tuštuma, kažkoks keistas jausmas viduje. Mes net intuiciją įvardinam kaip kažkokį keistą jausmą. Ir iki galo nesuprantame, kas tai yra.
Tai yra jūsų aukštesniojo aš siųsta žinutė, tarsi laiškai jums iš pasąmonės, bet mes nesugebame jų perskaityti, nes mokykloje mums lavina beta lygmenį, mūsų protas gyvena beta lygmenyje, o mūsų intuicija gyvena pasąmonėje, su kuria mūsų niekas nemokina bendrauti, susipažinti ir analizuoti tą informaciją esančią čia. Taigi paprastas kasdienis žmogus, kaip jau sakiau, didžiąją laiko dalį jisai praleidžia aktyviame smegenų dažnyje, proto pasaulyje, racionaliam pasaulyje, o alfa, teta ir delta lygmenyse, čia yra mūsų pasąmonė, žmogus būna tik miegodamas. Todėl kartais mes sapnuojame pranašingus sapnus, nes alfa, teta ir delta lygmenyse egzistuoja jungtis su informaciniu lauku. Aš kalbėjau apie pasikrovimą, ar ne? Kada žmogus yra beta lygmenyje, buvo atlikti eksperimentai, tyrimai apie beta lygmenį. Beta lygmenyje nėra energijos. Čia nėra galimybės pasikrauti. Čia yra galimybė tik iškrauti save. Tai yra atlikti darbus, pasidalinti informaciją, kažką su kažkuo aptarti, pasikalbėti, kažką padaryti. Kitaip tariant, beta lygmenyje žmogus išsikrauna. Ir jeigu žmogus nėra išmokytas medituoti arba kažkaip kitaip atsigauti, pailsėti, kai kurie žmonės pailsi gamtoje, kažkas turi kažkokį hobį mėgstamą, ar ne? Ir ką mes jaučiame, užsiimdami mėgstamų darbų, mes tarsi prarandam laiko ir erdvės pojūtį, mums taip gera, mes atsijungiame tarsi nuo visko. Va čia vyksta pasikrovimas. Aš jau minėjau, kad meditacija gali būti viskas. Žmogus gali būti alfa lygmenyje, dirbdamas mėgstamiausią darbą. Bet tai ir yra pasikrovimas. Kažkas pasikrauna ilgai miegodamas, kažkas dar kažkaip. Bet labai svarbu suvokti, kad beta lygmenyje nėra galimybės atgauti jėgas. Ir todėl jūs jaučiatės išsekę. Ypatingai logiški žmonės, ypatingai vyrai yra išsekę, nes iš jų yra ypatingai reikalaujama būti racionaliais, viską apskaičiuoti, pagrįsti, reikalaujama turėti daug atsakomybės. Ir tie žmonės tiesiog pasineria į tą beta pasaulį, į tą racionalų į pasaulį ir neturi galimybės susijungti su savimi, pakrauti savęs. O pasikrovimas vyksta tik alfa, teta ir delta lygmenyse. Ir kas yra meditacija? Meditacija tai yra galimybė sulėtinti smegenų vibracijas ir pabūti alfa lygmenyje, pabūti teta lygmenyje ir atgauti čia jėgas. Ir šio meditacijos maratono metu mes naudosime specialius garsus, kurie padės jums išlikti alfa arba teta lygmenyse. Nes kartais žmonės, ypatingai jeigu kažkurie iš jūsų nesate įpratę medituoti, galbūt jums tai nauja, galbūt jūs norite išmokti, susipažinti. Ir kartais žmonės abejoja, sako, ar man pavyks medituoti, ar ne? Ar aš galiu tai padaryti? Tai kad tokių klausimų nekiltų, kad jūs tikrai visi patirtumėt naudą meditacijos ir galią jos, aš naudosiu meditacijų metu alfa ir teta garsą. Kiekvieną dieną tai bus skirtingai, aš pristatysiu jums meditaciją ir kokį garsą mes naudosime tą vakarą, kad jūsų smegenys išgirdę tą garsą, jos tiesiog prisiderina, ar ne, rezonuoja su juo ir kiekvienas iš jūsų meditacijos metu tikrai būsite alfa arba teta lygmenyje. Į delta lygmenį, kaip jau minėjau, neįmanoma patekti, nes tai yra jau nesąmoningas lygmuo. Mūsų tikslas yra išmokti sąmoningai dirbti su tuo informaciniu lauku ir su ta vidinė informacija, su savo intuicija, kuri yra mūsų pasąmonėje. Todėl mes naudosime alfa ir teta garsus. Ir jie kiekvienam iš mūsų padės išeiti iš to beta pasaulio ir pasinerti į meditacijos lygmenį. Ir mano tikslas išmokyti jūs tai daryti sąmoningai, kad jūs neužmigtumėt meditacijos metu, todėl pasistengite išsaugoti sąmoningumą ir išmoktumėt surasti save ten, dirbti su ta informacija, kuri iš ten ateina. Nes jūsų pasąmonės lygmuo yra tarsi sandėliukas, tai yra tarsi informacijos saugykla. Ten yra visi atsakymai į visus jums rūpimus klausimus. Ten yra visi jūsų prisiminimai. Ten yra visi jūsų įpročiai užprogramuoti, įsitikinimai. Tarkim, teta lygmuo yra įpročių ir įsitikinimų programavimo lygmuo. Ten yra 95% jūsų vaikystės programų, kas jūs esate, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir mes darysime keletą meditacijų teta lygmenyje. Valysime savo širdies saugyklą informacinę teta lygmenyje, kad jūsų širdies vidinis magnetas galėtų iš tikrųjų traukti tuos dalykus, kurių jums reikia. Perkursim savo įsitikinimų sistemą šio maratono metu. Taigi valysime ir teta lygmens sandėliuką ir taip pat dirbsime alfa lygmenyje.
Rytoj mes atliksime meditaciją alfa lygmenyje. Taigi, meditacija tai yra gebėjimas panirti į savo vidinį lygmenį ir pradėti girdėti tai, kas ten yra. Ir tai yra įgūdis, lygiai tas pats kaip ir protu vadovautis, lygiai tas pats yra vadovautis savo intuicija. Reikia tiesiog išmokti įgusti tai daryti. Ir galbūt dabar kai kurie iš jūsų, ypatingai logiški žmonės, klausot ir galvojat, bet aš labai sėkmingai gyvenu čia beta lygmenyje, ne? Ir aš sėkmingai sprendžiu problemas, aš susitvarkau su darbais ir taip toliau. Ir kad jums būtų aiškiau, tiesiog parodysiu kitą diagramą. Ir štai čia matot, kaip beta pasaulis, va tas logiškas, štai mūsų protas gyvena čia išoriniam lygmenį, kaip jis yra nutolęs nuo mūsų esmės. Ir tik per meditaciją, lėtindami savo smegenų lygmenis, vibracijas, mes galime patekti prie savo esmės. Štai tam yra reikalinga meditacija. Ji reikalinga kiekvienam žmogui. Mes turėtume to mokyti savo vaikus, mes visi tai turėtume daryti kiekvieną dieną, jeigu mes norime neiškrypti iš savo kelio. Tai yra gyvybiškai svarbu. Lygiai taip, kaip mes prausiamės, valgome, kvėpuojame, lygiai taip pat svarbu yra išmokti medituoti, kad mes nenutoltume nuo savęs. Ir kad jums būtų aiškiau, kodėl, kas yra tas beta lygmuo, tas išorinis proto lygmuo, išorinis mūsų pasaulis, trumpai apie jį, kodėl verta yra medituoti, ar ne, nutolti nuo jo, pasinerti į alfa ir teta lygmenis. Taigi beta lygmenyje veikia mūsų protas. Racionalus mūsų protas ir mūsų ego. Sakom, esam egoistai, ar ne? Tai kad mes išmoktume ne tik rūpinti savimi, savo susikurtą asmenybę, bet ir jausti ryšį su viskuo, kas egzistuoja, mes turime panirti į kitus lygmenis. Mes turim sulėtinti savo smegenų vibracijas. Aš jau minėjau, kad kuriame lygmenyje mes esame, tokiais mes tampame, ar ne? Jeigu aš esu beta dažnyje, mano smegenys vibruoja 21 kartą per sekundę, aš sugebu matyti tik beta lygmens sukurtą pasaulį. Ir dėl to kai kurie žmonės sako, kokia intuicija, arba ką jūs čia šnekat, to nėra. Tai tie žmonės tiesiog jų smegenys vibruoja atitinkamame lygmenyje ir jie tik tai ir gali matyti. Jeigu jie pakeistų savo smegenų vibraciją, pakistų sąmonės būseną ir tie žmonės irgi pamatytų kitus dalykus. Taigi beta lygmenyje veikia mūsų racionalusis pradas. Ir šitas lygmuo yra apibrėžtas laike ir erdvėje. Išoriniam lygmenyje, tame beta lygmenyje, mes žinom, kad yra atstumai. Mes žinom, kad yra kažkiek valandų, ar ne? Mes žinom, kad kada mes turime eiti į darbą, kada mes turime miegoti ir taip toliau. Mes orientuojamės laike ir erdvėje. Tačiau laikas ir erdvė egzistuoja tik beta lygmenyje. Tik tame pasaulyje, kuriame mes esame atsimerkę. Kada mes užmerkiame akis, kada mes medituojame, laikas ir erdvė išnyksta. Ką tai reiškia? Vadinasi, alfa ir teta lygmenyje mes galime keliauti į praeitį, mes galime keliauti į ateitį ir mes galime kurti tuose lygmenyse, perkurti save. Vadinasi, mes galime atstatyti save, pakrauti ne tik dabartinį aš, bet mes galime atkurti ir gydyti praeities situacijas. Savo vaikystę, meditacijos metu mes galime kurti savo ateitį. Jūs galite programuoti tai, kas dar tik bus, nes jau alfa lygmenyje, kada jūs įeinate į būseną, kuri vibruoja, jūsų smegenys vibruoja 14 ir žemiau hercų per sekundę. Laikas ir erdvė išnyksta, įsivaizduojat, kokią galią turi žmogus. Tačiau dažniausiai niekas mums apie tai nesako. Ir racionalus žmogus, kuris gyvena beta dažnyje, sako, palaukit, taigi ką matau, tas ir egzistuoja, ar ne? Ir sunku patikėti, kad mes galime keliauti erdvėje. Tačiau kiekvienas iš mūsų tą galime daryti. Ir mes tą ir darysime. Mes šių meditacijų metu keliausime į praeitį, į ateitį ir kursime save iš naujo, atstatysime save skirtinguose lygmenyse. Štai dėl ko meditacija yra vertinga. Ir dar beta lygmuo, jis yra ribotas tuo, kad beta lygmenyje protas informaciją priima tik per 5 savo pojūčius. Vadinasi, jeigu aš matau, tai egzistuoja. Jeigu aš girdėjau, taip yra. Jeigu aš paliečiau, aš esu tikras, kad tai yra tikra. Ir dauguma žmonių sako, taigi duok man paliesti, ar ne? Kol aš nepaliesiu, nepamatysiu savo akimis, aš netikėsiu. Taip kalba tik riboti žmonės, kurie gyvena beta dažnyje, būtent tame pasaulyje racionaliam. Bet tai yra dažnis, kaip jau minėjau, virš 14 ir į viršų, ar ne, hercų per sekundę. Va tai yra tas sąmonės pasaulis. Tačiau yra tai tik dalelė pasaulio. Mums užtenka pakeisti smegenų dažnį ir mes pamatome pasaulį kitokį, beribį. Ir jeigu mes vadovaujamės tik 5 savo pojūčiais, mes iš karto apribojame save. Taigi dauguma žmonių gyvena apriboję savo galimybės.
Ir kas dar yra įdingo mūsų mąstyme, kad 5 pojūčiai gali būti subjektyvūs, jie ir yra subjektyvūs. Pažiūrėkite, kaip žmonės ginčiasi. Vienas sako, stiklinė pilna, kitas sako, beveik pustuštė, ar ne? Vienas sako, čia mėlyna, kitas sako, ne, čia žalia. O kaip pagalvokime daltonikai, jie dar kitaip mato spalvas. Pasirodo, kiekvienas iš mūsų spalvas matome ir suvokiame skirtingai. Tai kaip mes galime susitarti? Vadinasi, jeigu mes remiamės tik išoriniais savo 5 pojūčiais, mes matome savitą pasaulį. O jeigu mūsų klausa yra kitokia, vienas žmogus turi subtilę klausą, ar ne? Kompozitoriai, muzikantai, uoslę kažkas turi, ar ne? Jo pasaulis yra turtingesnis šia prasme. Kitas žmogus turi apribotus 5 pojūčius. Vadinasi, mes kiekvienas matom gražesnį, skurdesnį pasaulį, kitokį. Jeigu mes vadovaujamės tik 5 savo pojūčiais, kurie egzistuoja beta lygmenyje. Ir ką daro mūsų ego, mūsų protas? Jisai šitą mūsų sukurtą 5 pojūčių suvokimą aptveria geležinę tvorą ir sako, tai yra pasaulis. Taip yra. Man juodo ant balto mačiau tai parašyta, ar ne? Ir mes ginčijamės. Ir karai kyla dėl to šiandienė pasaulį. Štai yra racionalumo problema, racionalių žmonių problema, intelektualių žmonių problema. Jie mato tik vieną medalio pusę ir nesugeba susitarti, nesugeba pamatyti bendros tiesos, kuri egzistuoja anapus, nes jie egzistuoja. Taip? Ir štai taip gimsta atskirtumai. Mes kiekvienas bandome kovoti už save, apginti savo daržą, taip, apginti savo namus, savo valstybę ir nesugebame surasti bendro kontakto kažkokio. Štai koks beta lygmuo yra ribotas. Ir problema yra ta, kad mūsų 5 pojūčiai panardina mus į iliuziją. Kaip jau sakiau, vienas žmogus mato ryškiau, kitas mažiau ryškiai, vienas girdi geriau ir mes panyrame į kažkokį pasaulio įsivaizdavimą. Kiekvienas į savitą. Ir vienas sakom, pasaulis yra siaubingas, kitas sako, pasaulis yra gražus, žmonės yra geri, žmonės yra blogi ir vagys. Ar ne? Vieni sako, žmonės yra melagiai, kiti sako, nuoširdesnių žmonių nesumatęs. Kaip gali būti tiek daug skirtingų tiesų, tiek daug skirtingų pasaulių? Tai yra iliuzija, į kurią mes esame panardinti, jeigu mes gyvename tik beta lygmenyje. Ta iliuzija egzistuoja tik aktyviam smegenų dažniui. Štai keletas jums iliuzijų pavyzdžių, optinių iliuzijų. Matot, ką mato jūsų akis štai čia? Jūs tikrai kiekvienas iš jūsų matote, kad čia juda viskas, ar ne? Tie apskritimai, jie sukinėjasi. Bet taip pat mes žinom, kad jie nesisukinėja, ar ne? Bet mūsų akis mato ir štai iš dabar, šią sekundę, mūsų akis yra apgaunamos. Tai ar galime mes pasiremti tuo, ką mes matome? Dabar štai dar viena jums iliuzija. Susitelkite į žuvytę. Ir tiesiog keletą minučių intensyviai žiūrėkite į žuvytę, kurią matote ekrane. Pasistengkite nemirksėti ir sutelkite visą savo dėmesį į žuvytę, kuri yra ekrane. Matote tik ją. Galite priartinti akis prie ekrano, kad dar geriau ją matytume, dar ryškiau. Nemirksėdami maždaug minutę laiko žiūrite į žuvytę. Ir dabar perkelti akis į akvariumą. Ir nemirksėkite. Ir ką jūs matote akvariume? Ten atsirado ta žuvytė, nors realiai akvariumas yra tuščias. Tai dabar aš kalbu tiesiog simboliais, ar ne, akvariumo žuvytė, bet tai atspindi visą kitą. Jeigu jūs gyvenime gyvenate susitelkę savo dėmesį, tai yra tai, apie ką aš kalbėjau iliustraciją, ar ne? Susitelkę savo dėmesį į problemas, jūs bet kur matysite problemas. Matot, tuščiam akvariume jūs pamatysite tą žuvytę, tą problemą savo, nors jos nėra. Taip veikia mūsų protas. Jeigu jūs visur matot galimybės, jūs visur jas matysite, nes į tai yra sutelktas jūsų dėmesys. Jeigu susitelkėte į sveikatos problemas, jūs visur matysite ligas, jūs visur matysite ligotų žmonės. Štai taip veikia mūsų protas ir štai taip mes kuriame pasaulio iliuziją. Tiesiog noriu, kad įgytumėt sąmoningumą apie tai. Štai dar viena iliuzija. Kuris apskritimas jums atrodo didesnis? Šis ar šis? Ir natūraliai tikrai visi sutiksit, kad šis atrodo didesnis, ar ne? Nors iš tikrųjų jie yra identiško dydžio. Galite pamatuoti, kas prie kompiuterio ekrano turite liniuotę.
jie yra identiški. Žaismas su apskritimai aplink sukuria iliuziją, ar ne? Štai tokia iliuzija sukuria, tarkim, įsivaizduokit, kad čia esate jūs. Ar ne? Čia esate jūs ir, tarkim, kartais žmonės sako, kai aš bendrauju su kokiais nors protingais žmonėmis, genijais, ar ne? Įsivaizduokime, kad čia tie genijai aplink jūs, jūsų draugų rate, ar ne? Ypatingos asmenybės, ypatingi žmonės. Kartais sakom, aš jaučiuosi toks menkas, toks mažas, ar ne? Patie žmonės jie gali, o aš čia ką aš galiu, ar ne? Kitas pavyzdys, vėl čia esate jūs. Ir jūs bendraujate su žmonėmis, kurie per daug nieko nesidomi, yra riboti. Ir staiga jūs pamatot, koks jūs esate didelis, kokia plati jūsų pasaulėžiūra, kiek jūs daug žinot, ar ne? Ir jūs pasijuntat neįtikėtinai didelis. Nors iš tikrųjų esate toks pat. Tiesiog vieną dieną bendravot su genijais, kitą dieną bendravote su kažkokiais paprastais žmonėmis, ar ne? Ir staiga jūsų savęs suvokimas pakinta. Matot, jūs esate tas pats žmogus, bet net savęs suvokimas pakinta priklausomai nuo to, kas yra aplink jūs. Todėl tiesiog tai vėlgi kaip pavyzdys jums, kaip šitos iliuzijos veikia, sukuria iliuziją mūsų išoriniam pasauliui, ar ne? Dar viena iliuzija, ar ne? Pažiūrėkit, toks jausmas, kad štai čia yra pilki rutuliukai šiuose tarpeliuose. Jų nėra, tačiau susikuria iliuzija. Ir čia tokias iliuzijas gali sukurti jūsų darbas, jūsų kasdienybė. Štai taip mes negalime pasikliauti 5 savo pojūčiais. Ir iš tikrųjų, kiekvienas iš jūsų mes girdim labai dažnai tą sakant, atrodo, kad gyvenam skirtingose pasauliuose, skirtingoje šalyje. Vieni žmonės laimingi, kiti skundžiasi. Tačiau iš tikrųjų esmė yra tai, kad tai, ko mes tikime, tai, kuo mes gyvenam, kokią informaciją mes įdedam į savo galvą beta lygmenyje, tokį pasaulį mes kūrėme. O tai, kuo mes tikime, virsta mūsų realybė. Ir tokia namų užduotis jums. Tiesiog, kada turėsite laiko, galbūt rytoj arba šiandien dar vakare, tiesiog 5-6 sakiniais aprašykite bet kokį savo namuose esantį daiktą. Atlikite namų darbą. O rytoj mes pasikalbėsime apie tai, kas tai yra ir ką šita užduotis norėjo mums pasakyti. Gerai? Susitarkim, tiesiog jūs, tai neužima daug laiko, tiesiog keletą sakinių parašykite apie bet kurį daiktą, kurį jūs matote dabar savo kambaryje. Nežinau, gėlės vazoną, virdulį, stalą, kas tai bebūtų. Ir įsivaizduokit, kad tai yra žmogus, asmenybė. Parašykite, koks jo gyvenimo būdas. Pavyzdžiui, sofa stovinti jūsų kambaryje. Tingi, rami, leidžia kitiems žmonėms prisėsti ant jos ir taip toliau. Žodžiu, tą daiktą aprašykite, tarsi tai būtų kažkokia asmenybė, koks yra jos charakteris, koks jos yra gyvenimo būdas, tarkim, lempą aprašinėjate, ar ne? Šviečia vakarais, suteikia šviesą kitiems ir taip toliau. Tai parašykite 5-6 sakinius apie bet kokį daiktą esantį jūsų namuose. Ir rytoj mes aptarsime, kas tai yra ir ką tai reiškia. Tai toks mažas namų darbas jums, kad jūs suvoktumėte, kaip mes kūrėme iliuzijas. Ir iš tikrųjų, įsimylėję žmonės yra laimingi tą pačią dieną apniukusi, ar ne? Kažkas galvoja apie savižudybę, kažkas galvoja, kaip atlikti kokį nors mokslinį eksperimentą, kažkas kažką atranda, kažkas kažko netenka. Ir tai vyksta tuo pačiu metu, tam pačiam pasauliui. Taigi beta lygmenyje, dar kartą pabrėžiu, kad tas beta lygmuo, mūsų sąmonės lygmuo, kuriame veikia mūsų visi 5 pojūčiai, tai yra aktyvių smegenų dažnių lygmuo, kada mūsų smegenys vibruoja virš 14 Hz. Taip, virš 14 kartų per sekundę. Ir tai yra sąmonės beta lygmuo. Meditacija, kuri nutraukia iliuziją mūsų nuo akių. Mes turime sulėtinti smegenų vibracijas. Jeigu jūs panyrate į vibracijų lygmenį, kuris yra 13, 12 ir mažiau, jums jau yra nuo akių nuplėšiama iliuzija ir jūs pradedate matyti pasaulį toks, koks jis yra. Jūs pradedate artėti prie tiesos, prie informacinio lauko. Štai kam yra reikalinga meditacija. Ne tik atgauti jėgas, kurios yra, nes pasąmonė yra tarsi mūsų vidinė rozetė, kurioje mes galime pasikrauti, atgauti jėgas, gydyti savo praeitį ir ateitį. Bet čia mes galime matyti tiesą, suvokti ją, kad ir kokia ji bebūtų. Štai kam yra reikalinga meditacija. Štai čia labai juokingas pavyzdys yra Marko Aurelijaus citata, kad viskas, ką mes girdime, yra tik nuomonė, bet ne faktas. Štai taip mes turėtume pradėti vertinti pasaulį. Turime turėti
kritinį mąstymą. Netikėkite viskuo, ką matot, ką girdit. Nepasitikėkite iki galo savo pojūčiais. Patikrinkite. Leiskitės gilin į save, kaip išmoksite šio meditacijų maratono metu. Ir tikrinkite informaciją. Viskas, ką mes girdime, yra tik nuomonė, bet ne faktas. Net tai, ką aš sakau, patikrinkite tai patys. Ir viskas, ką mes matom, yra tik perspektyva, o ne tiesa. Ar ne? Ir pažiūrėkite, du žmogeliai ginčiasi, kaip jau sakiau, kaip kyla karai, ar ne? Vienas sako, čia 4 pagaliukai, kitas sako, ne, 3. Ir kuris iš jų yra teisus, kaip jums atrodo? Štai jums ir iliuzija. Gyvenimo problema, kuri gali tapti tokia didelė ir neišsprendžiama. Bet viskas priklauso nuo perspektyvos, nuo kampo, iš kurio mes žiūrime į tą problemą. Taigi meditacija mums padeda pamatyti, pakeisti matymo kampą, pakeisti perspektyvą, iš kurios mes žiūrime. Ir dabar priežastys, kurios paskatina mus pakliusti į tas iliuzijas. Pirmiausia, aišku, vaikai, jie mato tiesą, jie turi kontaktą su savimi ir štai čia labai gerai parodyta šitame paveikslėlyje didžiulė širdis ir mažos smegenys. Didžiulės smegenys, didžiulis protas, beta lygmuo išreikštas ir maža širdis. Kuo mažiau mes klausome savo širdies, tuo labiau nutolstame nuo savęs. Protas iš tikrųjų rūpinasi savimi. Ten egzistuoja visuomenės įsitikinimai, problemos. Protas nesame mes. Taip. Todėl pirmiausia, iliuzijoje būti mus paskatina nežinojimas. Dabar štai jūs klausote šios informacijos, o yra žmonių, kurie nieko apie tai nežino. Ir jeigu nežinai, tai gyveni taip, kaip gyvenai. Ar ne? Bet nežinojimas net leidžia mūsų nuo atsakomybės. Mes nesidomėjom, nesigilinom ir dėl to nežinom. Bet dėl to mes kenčiam, dėl to mūsų pasaulis yra toks, o ne kitoks. Todėl reikia būti kuo atviresniam, kuo daugiau pažinti, kuo daugiau suprasti, kad išsilaisvintumėte iš tos iliuzijos. Taip pat mūsų iliuzijoje palaiko tas racionalumas, pasikliovimas tuo, kas tik matoma, apčiuopiama. Netikėkite, kaip jau sakiau, to, kas vien tik matoma. Eikite į vidinį lygmenį ir patikrinkite. Susitapatinimas su protu, kūnu, emocijomis. Visa tai nesate jūs. Visa tai yra išornio pasaulio atspindžiai, jūsų asmenybės, atskiros detalės. Bet tai nesate jūs. Jūs esate tas vidinis aš, kuris gyvena delta lygmenyje. Potraukis malonumams. Kartais žmonės sako, kam čia medituoti, ar ne? Geriau išgersiu alaus, ar ten suvalgysiu šokolado plytelę ir gyvenimas pasidarys gražesnis. Jis pasidarys gražesnis laikinai ir skatins priklausomybės, ar ne? 5 minutėm labai gera bus ir paskui viskas. O kai jūs užmėgsite ryšį su savimi, įgysite įgūdį medituoti, jūs patirsite malonumą, kuris truks visą laiką. Jūs būsite laimingi kiekvieną dieną. Ir tai yra tas vidinis nušvietimas, apie kurį aš kalbu. Stresas mus nutolina nuo savęs. Kuo daugiau streso mes patiriam, tuo aukštesnis yra smegenų dažnis. Vadinasi, 21 kartas per sekundę smegenų dažnis yra dar norma beta lygmenyje. Bet galbūt jūs gyvenate patirdami nuolatinį stresą ir jūsų smegenys vibruoja 40 kartų per sekundę, 50 kartų per sekundę. Įsivaizduokit, tai jūs kuo daugiau streso, tuo jūs labiau tolstate nuo meditacijos lygmenų. Tuo jums yra sunkiau patekti į tuos alfa, teta lygmenis. Todėl vakare atsigulę į lovą jūs negalite užmigti, reikia migdomųjų ar reikia alkoholio, nes smegenų vibracijos yra tokios aukštos, kad jūs tiesiog užsimerkęs esat, bet negalite miegoti, negalite atsijungti nuo proto. Tai yra blogas ženklas. Tai rodo, kad jūs esat nutolęs nuo savęs. Aišku, alkoholis, vaistai, jie mus tiesiog bloškia į tą vidinį lygmenį. Bet vėlgi mes esame ten nesąmoningi ir tų procesų nevaldome. Ir tai nėra išeitis. Todėl reikia kuo mažiau streso. Žinoma, kuo daugiau meditacijos, tuo mažiau streso. Nes meditacijos metu jūs būnate tose lygmenyse, kur stresas tiesiog neegzistuoja. Ir žinoma, baimės. Baimės kelia mūsų smegenų vibracijas ir vėlgi tolina mus nuo atsipalaidavimo lygmens. Taigi iš tikrųjų įvardinau daug priežasčių, daug problemų. Tačiau kiekvienas žmogus renkasi, ar jam medituoti, ar jam kažko kitų užsiimti, ar ne? Ir meditacija tai yra pabudimas. Egiptiečių raštuose sutinkamas toks ženklas, hieroglifas, kuris rodomas kaip atmerkta akis. Ką tai reiškia? Tai yra užmigimo simbolis. Miego simbolis yra atmerkta akis, įsivaizduokit. Vadinasi, kai mes sulėtinam smegenų vibracijas, patenkame į kitą sąmonės lygmenį, net ir miego metu, iš tikrųjų mes pabundam.
Pabundam iš iliuzijos ir pradedam pasaulį matyti tokį, koks jis yra. Ir dabar kokios gali būti meditacijos rūšys? Viena iš meditacijos rūšių tai yra afirmacijos. Tai daugiau yra beta lygmens meditacija, kurią jūs galite daryti atsimerkę, vaikščiodami, važiuodami. Tiesiog kartoti tam tikrus teiginius ir taip programuoti savo protą. Afirmacijos yra labai veiksmingos. Ir jūs netgi ir meditacijos metu galite kartoti afirmacijas mintyse. Ir mūsų meditacijose bus įvairiausios afirmacijos. Todėl tiesiog įpraskite kreipti savo dėmesį pozityvia linkme. Afirmacijos padeda mums koncentruotis į tai, kas yra pozityvu. Sakot, aš esu stiprus, aš esu galingas, aš myliu save tokį, koks esu. Ir jūs iš karto paskatinat save, užkraunat savo protą pozityvę informaciją. Ir tai yra meditacija. Ta sekundė jūsų organizmo cheminė būsena jau pakinta. Jūs atsipalaiduojat. Atrodo, kas čia yra paprastas žodis, bet jis veikia. Kita meditacijos forma yra kvėpavimas. Tai vėlgi yra labai paprastas būdas, nes meditacijos mokyklų ir būdų medituoti yra įvairiausių. Ir tikrai iš jūsų esate susipažinę su viena ar kita meditacijos forma. Tai kvėpavimas yra atėjęs iš rytų, tai yra savo kvėpavimo stebėjimas, sulėtinimas. Kodėl tai veikia? Todėl, kada mes sulėtinam savo kvėpavimą, skaičiuojam, tarkim, įkvepiam skaičiuojam iki 5, sulaikom skaičiuojam iki 5, iškvepiam skaičiuojam iki 5, pavyzdžiui, ne? Toks paprastas kvėpavimas, sulaikant. Tai sulėtina mūsų smegenų vibracijas. Sulėtintas kvėpavimas lėtina smegenų vibracijas, lėtina širdies ritmą ir keičia mūsų sąmonės būseną. Yra įvairiausių aktyvių kvėpavimo formų, kurios taip pat keičia mūsų sąmonės būseną, pripildo mūsų organizmą deguonimi. Viena iš efektyviausių metodikų kvėpavimo tai yra rebirthingas. Galbūt esate su juo susidūrę, tikrai rekomenduoju šitą kvėpavimo būdą, labai stiprus ir apvalantis, pakraunantis mūsų tą vidinę bateriją. Taigi galima tiesiog kvėpuoti. Kasdienis kvėpavimas, jeigu jis yra su stebėjimu, tai jau yra meditacija. Toliau tiesiog stebėjimas yra meditacija. Stebėjimas, užsimerkus stebėjimas savo minčių, tarsi jos kristų kaip debesis pro šalį, girdėjimas savęs, klausimasis užsimerkus, savo vidinio aš. Tiesiog stebėjimas aplinkos, kurią jūs matot, tai irgi yra meditacija. Tai yra paprasčiausi meditacijos būdai. Sudėtingesnis būdas tai yra vizualizacija, kada jūs aktyviai kuriate patys meditacijos metu, kada jūs patys sukuriate vaizdinį, tokį, kokį jūs norite, tarkim, vizualizuojam savo ateitį, kada mes gydom savo praeitį, taisom ją tarsi, ar ne, mes vėlgi vizualizuojam, kuriam. Vizualizacija yra labai labai galingas instrumentas, tai yra galbūt vienintelis instrumentas, kurį mes turime pasąmonėje, su kuriuo mes galime pataisyti savo praeitį. Mes galime gydyti save per vizualizaciją. Ir mes naudosime vizualizacijos instrumentą mūsų meditacijų metu. Jei kažkam iki galo neišeina vizualizuoti taip, kaip jūs norėtumėt, nieko tokio. Yra ir kiti instrumentai. Žinokit, kartokit informaciją, nebūtina matyti. Kartais žmonės vizualizaciją suvokia kaip matymą. Jūs nematote prieš akis to vaizdinio, bet jūs jį sukuriate. Tarsi atkuriate kažkur. Tai yra pojūtis labiau negu matymas. O labai dažnai žmonės sako, aš nematau, vadinasi, aš negaliu. Nereikia matyti. Ir mes mokysimės vizualizacijos šių meditacijų metu. Pats gyvenimas gali būti meditacija, ar ne? Ir mūsų tikslas yra toks, kad jūs išmoktumėte gyventi meditacijoje. Ir tada viskas, ką jūs darysit, bus meditacija. Jūs valgysit ryte, tai bus meditacija. Jūs važiuosite į darbą, tai bus meditacija. Jūs bendrausite su savo artimu žmogumi. Iš tikrųjų, žmogus gali išmokti gyventi be streso. Ir tai yra meditacija. Jūs galite išmokti sulėtinti smegenų vibracijas ir bendrauti tame lygmenyje, kurti tame lygmenyje, atlikti visus dienos darbus tame lygmenyje, lėtesnėme smegenų dažnyje. Ir tokiu būdu visas gyvenimas taps meditacija. Taigi nebūtina užsidaryti, įsijungti meditacinę muziką, iškeliauti į kalnus ar būti miške, kad jūs galėtumėte medituoti. Jūs galite medituoti kiekvieną akimirką, kurioje jūs esate. Ir tai yra gyvenimo menas. Ir to mes siekiame. Aš siekiu šio meditacijos maratonų metu padėti jums išmokti šio gyvenimo meno. Ir kontempliacija tai yra pati giliausia meditacijos rūšis, kuomet mes susijungiame su visatos šaltiniu.
kuomet mes panyrame į tokį lygmenį, kuriame viską matome kitomis akimis. Paprastai kontempliacija vyksta tada, kada mes panyrame į tetą lygmenį, į labai gilų vidinį savo lygmenį, esame sąmoningi jame, nemiegame, tiesiog stebime pasaulį, susiliejame su tuo, kas yra aplink jūs, su daiktais, augalais, su visa visata, kada mes jaučiame ryšį su tuo, kas egzistuoja. Mes pasikrauname, atgauname jėgas ir mes tarsi nušvintame viduje. Mūsų intuicija veikia 100%. Tai štai kas yra kontempliacija. Bet tai yra pati aukščiausia meditacijos rūšis, bet jūs galite išmokti kontempliuoti. Tai yra tiesiog išmokimas būti šioje akimirkoje ir susilieti su ja. Ir galbūt jūs esate patyrę šią būseną keletą kartų savo gyvenime. Pavyzdžiui, kuomet laikėte ant rankų savo pirmagimį vaiką, ar ne? Kada stebėjote žvaigždės ir jūs buvote užburti to žvaigždėto nakties dangaus. Galbūt jūs buvote prie jūros kažkada ir stebėjote saulėlydį ir tarsi išnykote tą akimirką. Štai tai yra kontempliacija. Įsivaizduokite, jeigu mes sugebėtume išlaikyti nuostabą kiekvienam gyvenimo momentui, kiekvienai akimirkai. Pamatę, pirkdami maistą parduotuvėje, ar ne? Laiminti, dėkoti. Tai yra kontempliacija. Ir mes galime išmokti taip gyventi. Tiesiog reikia nukreipti savo protą tinkamą linkme ir išmokti naudotis kitais smegenų dažniais, negu mes esame įpratę. Ir meditacijų metu natūraliai jūs susidursite su kažkokia informacija. Kaip jau sakiau, alfa, teta ir delta lygmenyse ten yra informacijos saugykla. Ir jūs ten panirę natūraliai susidursite su įvairiausia informacija. Todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad nebijokite to, ką ten rasit. Gal ten yra metus laikytas jūsų skausmas. Gal ten yra kažkoks prisiminimas ar informacija, kurios jūs nenorit girdėti. Kaip jau sakiau, kodėl žmonės pasileidžia triukšmą aplink save. Kodėl įsijungia televizorių ir vengia tylos. Jie bijo to, kas yra ten viduje. Tačiau jūs su tuo gyvenat. Jeigu jūs nekreipia dėmesio, tai nereiškia, kad tai išnyksta. Nebijokite to, kas yra jūsų viduje. Tai esate jūs. Priimkite savo šešėlį. Taip? Nuo to blogiau nebus, bus tik geriau. Nes bet kada jūs galite pakeisti kažką. Nesvarbu, ką jūs berastumėte ten savo viduje, vizualizacijos pagalba jūs galite save gydyti ir keisti, jūs galite išvalyti, jūs galite paleisti. Taip? Ir neprivalote visko atlikti iš karto vienos meditacijos metu. Jūs galite tai daryti. Jeigu jūs kasdien po truputėlį kažką padarysit, jau po mėnesio jūs būsite kitoks. Jau po mėnesio streso bus mažiau. Nes kartais žmonės, kuomet pradeda medituoti, galbūt ir jūs tą pajausite pirmųjų dienų metu po meditacijų, kad pradeda skaudėti galvą, pasidaro kažkaip negera, bloga. Kai jūs pasinerėte į tą lygmenį, kur yra jūsų stresas, jis buvo ten visada, tiesiog jūs jo nejautėt. O dabar jūs jį pajausite sąmoningai. Ir gali kažkam kažkas skaudėti, kažkam kažkas būti nemalonu. Bet žinokit, kad tai visada, tai nenutiko dabar, tai buvo su jumis. Tiesiog jūs sąmoningai tai pamatėte. Todėl neprivalote visko atlikti per vieną meditaciją, nepersistenkit. Dalelę padarykit kažko, paleiskit. Kitą dalelę padarysite rytoj, poryt, užporyt ir taip toliau. Neprivalote visko atlikti iš karto. Bet kada galite sugrįžti į tą lygmenį. Aš tikiu, kad jūs išmoksite tuo naudotis ir bet kada galėsite sugrįžti. Kiekvienam šio webinaro dalyviui pažadu padovanoti alfa ir teta garsą, kad jūs bent jau tai bus garantas jums, kad jūs grįžti į tuos lygmenis ir galėsite pratęsti tą darbą su savimi. Tai tiesiog webinaro pabaigoje kiekvienam iš jūsų atsiųsiu garsų įrašus, kad jūs galėtumėte medituoti ir praktikuoti toliau šitas panirimą į save. Taip pat nėra neįveikiamų ar pernelyg skausmingų dalykų. Tarkim, kartais žmonės bijo, kad jau mano problema, jau mano skausmas, jau mano žaizda yra tokia, kad aš jos neišgydysiu. Patikėkit, per savo darbo patirtį aš galiu pasakyti, kad nėra neišgydomos problemos. Nėra nepagydomos per didelės žaizdos. Viskas yra išsprendžiama. Tik tai klausimas, ar jūs sprendžiat, ar jūs darot, ar jūs prisiimat atsakomybę, ar laukat, kad kažkas kitas už jūs tai pakeis. Tai yra jūsų gyvenimas, jūsų pasąmonė ir tik jūs pats galite save išgydyti. Taip, kiti žmonės gali mūsų žeisti kažkaip, ar ne? Bet išgydyti save galime tik mes patys. Todėl žinokit, kad nėra neišgydomų dalykų. Tiesiog klausimas, kiek jūs labai to norite ir kiek jūs įdėsite pastangų. Kitas dalykas, yra žmonių, kurie meditacijos metu neranda kažko reikšmingo. Tarkim, panyra į meditaciją ir ieško kažko tokio, ar ne?
ypatingai teta lygmenyje, kada mes darysime meditacijas, neranda to kažko reikšmingo, ar ne, ir nusivilia, nuliūsta. Sako, aš nieko nemačiau, nieko negirdėjau. Nieko tokio. Jūs neprivalote rasti būtinai kažką tokio, ar ne? Vieną kartą rasite, kitą kartą galbūt nieko nerasite. Meditacija, vien buvimas, panirimas į save, susitikimas su savimi jau yra reikšmingas. Tai yra reikšmingas įgūdis. Jūs tiesiog atgaunate energiją medituodami, būdami tose lygmenyse. Tai jau vien tai yra labai reikšminga. Jūs vystote savo dvasingumą, jūs pažįstate save ir tai yra labai reikšmingas tikslas. Jūs formuojate įgūdį medituoti, tai yra labai reikšmingas tikslas. Todėl jeigu meditacijų metu nerasite kažko dramatiško, ar ne, kažko sudėtingo, kažko ypatingo, tai nereiškia, kad meditacija jums yra mažiau reikšminga arba ji neįvyko. Viskas įvyksta taip, kaip turi įvykti. Todėl tiesiog pasitikėkite ta eiga ir jeigu kažkas turi būti išgydyta, kažkokia žaizda, ji tiesiog pasirodys jums meditacijos metu ir jūs ją suprasit ir ją aptiksit. Jeigu nieko nėra, vadinasi, jūs tiesiog vystote ryšį su savimi ir tai taip pat yra gerai. Tad trumpai apžvelgime meditacijos esmę, prasmę, kam jinai yra reikalinga ir susitiksime jau rytoj ir pradėsime savo meditacijos maratoną. Pradėsime nuo vidinio apvalymo meditacijos, kurios metu jūs galėsite tiesiog simboliškai paleisti. Paleisti visą tai, ką jūs laikote, nešate tos nešulius sunkius per gyvenimą. Tai galite net pagalvoti, ką norėtumėte paleisti, kas yra ypatingai sunku jums. Gal praeities kažkokie išgyvenimai, gal emocijos, gal žmonės, gal kažkokie įvykiai, gal įpročiai. Kas tai bebūtų, pagalvokite apie tai. Ir susitiksime rytoj 9:30 vakaro, kad, kaip jau minėjau, kiekvienas iš jūsų po meditacijos galėtumėte jau galbūt miegoti, galbūt dar pamedituoti. Todėl darome taip vėlai vakare ir trumpai pristatysiu rytoj meditaciją ir tiesiog iš karto ją darysime. Tad visiems linkiu gero meditacijų maratono, reikšmingų įžvalgų, gilesnio ryšio su savimi. Taip pat atlikite namų užduotį, kurią prašiau atlikti, tai yra aprašyti kažkokį daiktą 6-5 sakiniais. Rytoj mes apie tai pakalbėsime, ką tai reiškia. Ir iki susitikimo rytoj. Iki.